Sveiki. Man norėtųsi paklausti, ar pagalvoji apie savo sąmonę? Ar žinai, kiek ji yra ypatinga? Kiek ji savyje turi be galo daug tau skirtų gebėjimų, tau skirtų galimybių? Kiek ji gali atskleisti tau žinių apie pasaulį, žinių apie patį tave, apie visatą, apie visą tai, kas yra mūsų gyvenimas, kas yra gyvenimas šioj visatoj, už visatinėse erdvėse. Supranti, tavo sąmonė visą tai gali tau pateikti. Visa išmintis iš tikrųjų yra kiekvieno žmogaus viduje, jo sąmonėje. Ir jeigu mes išmokstame ją suvokti, išmokstame ją įvaldyti, mes galime gauti labai daug žinių apie viską, kas mums yra reikalinga. Apie tai, ką mes išgyvename savo kasdienybėje, apie tai, kaip norime spręsti kai kurios savo kasdienius klausimus ir apie tai, kas yra taip nepatirta, nežinoma. Sąmonė gali atsakyti į daugybę klausimų. Svarbiausia yra išmokti paklausti ir tikėti tuo atsakymu. Žinoma, čia truputėlį persipinam su ta mintimi, kad mes galim kalbėtis su savo mokytojais iš subtiliosios erdvės. Jie taip pat yra sąmonės, jie taip pat yra būtybės, tik jie yra ne materijoje, bet jie geba su mumis bendrauti. Jeigu mes to siekime, jeigu mes išmokstame, jeigu mes įvaldome savo asmeninės sąmonės galias, mes galime bendrauti su subtiliuoju pasauliu. Bet šiandieną man norisi būtent pakalbėti apie mus pačius, žmonės, apie tai, kokią galią savyje turime. Ir kada žmogus pagalvoja, kad galbūt trūksta jėgų, galbūt trūksta kažkokių tai žinių, žinojimo, ir tu negali patirti tos gyvenimo pilnatvės, džiugesio dėl kažkokių tai priežasčių, iš tikrųjų tai nėra labai tiesa. Nes mūsų sąmonė gali duoti labai daug informacijos ir labai daug patyrimų. Patyrimų tokių, kuriuos išgyveni labai tikra, labai asmeniškai tikra. Ir tai tampa netgi tam tikri tavo asmeniniai stebuklai. Ir kada aš pradėjau gilintis, kas yra sąmonė, kartu tai persipina su žiniomis apie tai, koks yra subtilusis pasaulis. Ir apie tas žinias, kurios yra susiję materija su nematerija. Subtilusis pasaulis, tai žinoma, tai yra daugybė sąmonių, kurios yra nematerija ir kurios siekia su žmogum bendrauti, kartu kurti. O mūsų sąmonė, kuri yra kaip nematerinė dalis, jie savyje talpina labai daug gebėjimų, galimybių mums keisti savo gyvenimą ir save. Mes galime iš savęs įskleisti naują jėgą, naują mąstymo kokybę, aiškumą, mes galime įvaldyti tam tikrus naujus įgūdžius ir visa tai yra tiesiog tavo kaip žmogaus sąmonėje. Mūsų sąmonė turi daugybę lygmenų ir kada mes tą, tarkime, tam tikrą sąmonės lygmenį suvokime, suprantame, patiriame, tada mums tenka gyventi pagal tas tiesas. Ir mes su savo elgsena, su savo veiksmu tarsi įeiname į tą realybės lauką, kurį mums pateikia sąmonė. Atrodytų, argi gali realybės laukas pasikeisti? Kaip aš juokauju, žinoma, dangus, medžiai, debesis lieka tie patys, bet patyrimas mūsų asmeninis tampa kitoks. Mes galime kitaip sureaguoti į aplinką, kitaip ją patirti, kitaip suvokti, kas vyksta. Ir tai yra dėka mūsų išlaisvėjusios sąmonės. Tų sąmonės lygmenų tikrai yra daug. Kiekvienas iš mūsų mėginame juos pažinti, suprasti. Ir aišku, labiausiai mums yra suvokiama ta mūsų sąmonės dalis žemiškoji, kuri yra aktyvi ir gebanti kurti žemišką gyvenimą. Bet kartu ta žemiškoji sąmonė gali įsiklausyti į kitas sąmonės mūsų dalis, kurios egzistuoja aukštesniam sąmonės lygmenyje ir perprasti, kokios sąlygas suteikia gyvenimui. Iš tikrųjų, tuom yra nuostabu sąmonės tyrinėjimas, kad tai yra ne tik mąstymas, kas yra žmogus, kaip save pažinti, kaip pažinti visatą, kaip ją patirti per vidinius potyrius, tarkim, meditacijos metu,
arba pokalbiai su subtiliuoju pasauliu, bet kartu išsiaiškinusi sąmonės galę kurti kitokią realybę. Mūsų sąmonė yra betarpiška su mūsų kasdienybė, su mūsų realybė. Ji betarpiškai atspindi visus tuos dėsnius, kuriuos mes galime suaktyvinti su savo suvokimu. Ir man šiandieną ir norisi kalbėti apie tai, kad žmogaus gyvenimas gali būti labai kintantis. Kintantis toje pačioje erdvėje, kur gyvenam, tose pačiose, atrodo, išorinėse sąlygose, kuriuose esame, bet pati gyvenimo kokybė, vidinė pilnatvė, vidinis džiugesys, įdomumas vis tik priklauso nuo to, kiek yra aktyvi aukštesnė mūsų sąmonė ir kiek jie duoda naujų impulsų patirti. Įsiskleidžia nauji jausmai, įsiskleidžia nauji patyrimai, naujas gebėjimas mąstyti, analizuoti, surinkti daugybę dalelyčių iš to, kad tu jauti, matai materijoje ir su tom, kad tu jauti savo vidiniu regėjimu, ką tau atskleidžia tavo subtilieji mokytojai. Ir tu išgyveni tarsi papildomą gyvenimą toje pačioje tokioje žemiškoje realybėje. Ir tos visos tiesos, kurios atveria aukštesnioji sąmonė, e, atneša, kaip pasakiau, ir naujus faktus mūsų gyvenim. Naujas tiesas, naujus patyrimus. Ir mes aiškiai galim suvokti, kad savo gyvenimą galime sąmoningai kurti. Galime apsispręsti, ką norim patirti ir aktyvinti tam tikras energijas ir siekti to patyrimo. Žinoma, yra labai daugybė įvairiausių sąlygų, kaip aktyvinti naują realybę, bet kada žinai, ką galima daryti arba ką tu gali patirti jau savyje, bet dar nelabai suvoki tuos patyrimus, tu gali visą tai išsiaiškinti ir įveiksminti, pradėti gyventi pagal tam tikras sąlygas, pagal tam tikras vidinės sąlygas, sąmonės išskleistas sąlygas. Aš esu daug kalbėjusi apie 7 sąmonės ciklus ir ten kas kart pabrėžiu tam tikrus sąmonės lygmenis. Tai yra, sakykime, mūsų žemiškoji sąmonė, sielos aukštesnioji sąmonė, pakylėtoji, esybės sąmonė. Ir šiandieną ateina akimirka, kada aš visą tai apmastydama, daugybę metų apie tai stebėdama, gaudama žinias, ateina akimirka, kada gali suvokti, kad ta sąmonė dar labiau kinta, dar labiau keičiasi, atsiranda dar kitokia sąmonė struktūra ir ji atneša dar kitus gebėjimus į žmogaus erdvę. Galbūt tie visi nauji gebėjimai tik pradeda pabusti mumise, prabusti, išmoksim juos įvaldyti, bet jie ateina. Ir, kaip aš sakiau, suteikia mūsų gyvenimui įdomumo ir pilnatvės. Ir kartu, kada mes jau save suvokiam kaip kosminę sąmonę, mes suprantame, kaip yra svarbu apie tai pamastyti ir kaip yra svarbu išnaudoti tas galimybės, kuris mums suteikia sąmonė. Vis aukštesnio dažnio įsiskleidžianti sąmonė. Nes atrodo, šį gyvenimą, šį laikotarpį, kurį mes šią akimirką gyvename, mes galėtume įnešti daug daugiau naujų savo gebėjimų, jeigu apie tai iš tikrųjų žinotume, mąstytume ir į tai susitelktume. Jūs paklaustumėt, kokie tie yra, tarkime, dabar tie naujieji gebėjimai. Tai vienas iš tų yra, taip manyje, tarkime, prabudęs, tai yra gebėjimas bendrauti su subtiliu pasauliu. Mes kartu su subtilaus pasaulio mokytojais ar dvasios vedliais, ar tiesiog bendrakūrėjais aptariam daugybę paprastų kasdienių dalykų ir kartu randame tam tikrus sprendimus. Ir kita vertus, tai nėra tik pasikalbėjimai. Subtiliosios būtybės paduoda savo energiją, savo jėgą ir viskas vyksta truputėlį sėkmingiau, paprasčiau ir lengviau. Nes į mūsų kūrybinį lauką įeina jų energija ir mes tada naudojam ne tik savo energiją, bet ir jų energiją. Ir taip tas įsimaterinimas pokyčių įvyksta sėkmingiau.
Tai yra vienas iš pagrindinių tų naujų gebėjimų, kurie atveria platų suvokimą, koks yra mūsų vidinis pasaulis, kokia yra ta nematerija, kaip iš tikrųjų mes, būdami žemėje ir nugyvenę tą laikotarpį, mes tiesiog pakeičiam savo būvį ir toliau esam kaip kosminės sąmonės, toliau vystome savo patyrimus, kai kada grįžtame atgal į savo žemiškąją tą egzistenciją, vėl siekime patirti naujumo arba kurti kažką originalaus naujo. O kai kada mūsų sąmonė tiesiog pasirenkia tikriausiai ir kitas kosminės erdvės, kuris save patiria. Ilgą laiką mūsų kosminė sąmonė atėjusi į šią visatą siekia patirti tai, ką kūrėjas duoda. Kūrėjas davė į sąmonės lygmenis, kas kartą suspausdama į tam tikrą didesnį tankį, sužemindama tas vibracijas tam, kad tu galėtum patirti save pačiose įvairiausiose sąlygose, situacijose ir kas kart galėtum daugiau iš savęs įskleisti, daugiau patirti. Bet kartu, kada dabar šiame laikotarpį veriasi ta mūsų nauja visatinė realybė ir atsiveria dar naujesnė sąmonės struktūra, mūsų kosminė sąmonė yra ne tik atėjusi patirti, bet jie ateina įnešti visiško naujumo, ko nėra buvę žemiškoje erdvėje, ko žmogus dar negebėjo daryti, bet kas jos, tarkime, pagal tam tikras visatos virsmo taisyklės, tai yra įmanoma. Ir tai yra įmanoma tada, kada žmogus apie tai masto, nes jis aktyvina mūsų kvantinę sąmonę ir į ką mes sutelkiam dėmesį, tas pradeda aktyvintis ir tas tampa tam tikra tiesa ir realybė. Žinoma, mums tenka patikėti tuom. Patikėti, kad tai yra tikra, kad tai vyksta, suvokti tam tikras sąlygas, ką reikia atlikti, kad mes galėtume tą naujumą įmaterinti, kad tai taptų mūsų gyvenimo faktu. Bet kada tu apie tai pamastai, tu gauni žinojimą, kaip reikia elgtis, kokios yra tos sąlygos ir tai galima įgyvendinti. Kai kalbu apie tas sąlygas, tai iš tikrųjų ir paprasta, ir nepaprasta. Nepaprasta, nes tai yra labai stipru iš tikrųjų, nors atrodo labai paprasti žodžiai. Tarkime, išmokti išlaikyti stabilumą. Stabilumą savo emocijoje, stabilumą savo mąstyme, stabilumą savo nuolatiniam virsme, kada, tarkime, pokyčio energijos ateina į tave, į tavo tą gyvenimą truputėlį sujudina, tu vis vien sugebi išlikti savyje, stabilumą išlaikyti ir toliau siekti suvokimo, toliau perprasti tas naujas tiesas ir su jom gyventi. Kada gebėjai valdyti stabilumą, tada ateina dar ta kita sąlyga, tai mūsų tyrumas. Kada mūsų vidus yra atviras priimti tai, kad tau duoda didžioji sąmonė. Arba, tarkim, kad tau duoda aukščiausiojo sąmonė, aukščiausiojo, nesvarbu kaip tu pavadintum, ar tai absoliuto, ar kūrėjo, ar aukščiausiojo proto mintis, ką tau duoda patirti. Tu esi atviras ir tyras tam priėmimui. Ir tu nekeli savo kažkokių labai didelių pretenzijų, nors visuomet didžiosios sąmonės atsiklausia, ko nori žmogus. Ir ta kūryba yra kaip dviejų kuriančių sąmonių. Įsiklausimas, tolerancija, palaikymas, susikalbėjimas. Tiesiog žmogaus ego yra sumažinimas ir susireikšminimo sumažinimas. Ir tokia atvira širdim eini į gyvenimą, atvira širdim žiūri, ką tau naujo paduoda ir išeini iš tam tikrų kategoriškumų, išeini galiausiai iš to, tarsi nesuvoki, nesupranti, arba tu netgi tingi apie tai mąstyti. Ir tai yra tyrumas, atvirumas naujumui. Kaskart naujumui ir ne tik, kad patirti per savo pojūtį arba suvokti tą naujumą, bet su tuo naujumu tiesiog kurti savo dieną. Daryti tam tikrus žingsnius, kurie neša pokyčio energijas tiek tau, tiek aplinkai, tiek visam tam mūsų gyvenimui.
iš tikrųjų mūsų gyvenimas neįeis į aukso amžių, jeigu mes nieko nekeisim savyje. Jeigu mes gyvensim pagal senovę, senovė ir bus mūsų gyvenime. Bet jeigu mes sugebėsim įeiti į savo sąmonę, savo vidinį pasaulį, gauti informacijos, kokia tai turėtų būti žmogaus ateitis, kokia galėtų būti kūryba, vadinasi, mes žinosim, kaip keistis. Ir tada visa kas aplinkui keisis. Todėl ir norisi palinkėti, pagalvoti, kas yra sąmonė, ar tu ją suvoki, ar tu ją esi patyręs, ar tu žinai, kad gali sužadinti visą aukštesnį savo sąmonės aspektą, kuris egzistuoja aukštesnių vibracijų realybėje ir pažinti tos realybės erdves, tos realybės pozicijas, visą ką, kas ten vyksta, tą gyvenimą pagaliau pažinti. Ir aš vėliau pakalbėsiu apie tam tikrus sąmonės lygmenys, į ką konkrečiai galima ten surasti, kas ten dominuoja, kokie dėsniai dominuoja, kokie subtiliai mokytojai globoja tas erdves, į ką mes galime susitelkti, kai norime tam tikro palaikymo, supratimo. Ir manau, tai, ką jau kažkiek žinot, papildysiu naujom žiniom, kad jūs galėtumėte pagaliau ateiti į tą akimirką ir atsiverti didžiosios sąmonės kūrybai. Tai yra principams ir dėsniams, kurie tik dabar įžengia į žemiškąją erdvę ir kurie keis ir žmogaus gebėjimus, teisingiau gal ne tiek keis, kiek papildys kardinaliais naujais gebėjimais. Gebėjimais skleisti savo kvantiškumą, gebėjimais sukurti savo darbinius aspektus, keletą savo naujų darbinių aspektų, kurie gali padėti mums susivokti aplinkoje ir kaip geriausiai kurti. Žodžiu, į tai, kas yra labai labai nauja, kitaip. Bet eisime į tai nusekliai, pamažu ir tikiuosi, kad prisijungsite ir eisime kartu į to pažinimo keliu. Ačiū Jums už dėmesį.